Prieš viso pastato sienų armavimo darbus būtina imtis priemonių, leidžiančių užtikrinti ne tik langų ir durų angų, bet ir kitų pastato konstrukcijų ilgaamžiškumą. Pradedame nuo cokolinės pastato dalies paruošimo apsaugai nuo lietaus vandens. Tam ant cokolinio profilio montuojame lašų nuvedimo profilį su stiklo audinio tinkleliu. Profilis lengvai montuojamas uždedant jį ant aliuminio cokolio profilio ir pritvirtinant stiklo audinio tinklelį prie šilumą izoliuojančios plokštės armuojamų tinklų Sacred Bag. Pastato sienų plokštumų sandūrų kampuose montuojame Sacred Mat kampinius profilius. Kaip ir anksčiau, ant šilumą izoliuojančios medžiagos tepame armuojamą tinką Sacred Bag, į kurį spaudžiame profilį ir stiklo audinio tinklelį. Įspaudę armuojamą tinką išlyginame lygia glaistyklę. Svarbu, armuojamas tinkas turi pilnai uždengti stiklo audinio tinklelį. Mūsų šiltinamo pastato skirtingų sienos mūro medžiagų sandūros linijoje šilumą izoliuojančiame sluoksnyje esame suformavę deformacinę siūlę. Į ją montuojame Sacred Mat deformacinių siūlių profilį, kurio lanksčią dalį leidžiame į anksčiau iš dalies poliuretano juostą užpildytą siūlę taip, kad lanksti dalis lengvai ją tilptų. Deformacinio profilio stiklo audinio tinklelis, kaip ir kitais atvejais, įspaudžiamas į suvagotą armuojamo tinko sluoksnį, kuris išlyginamas lygia glaistyklė. Jei profilius reikia sujungti, jie sutvirtinami specialiais plastikiniais skaiščiais. Sacred Mat deformacinis profilis, saugodamas skirtingų medžiagų sandūros vietą nuo neprognozuojamų trūkių, užtikrina siūlės apsaugą nuo atmosferinių kritulių poveikio, neleisdamas į siūlę patekti vandeniui ir purvui. Visi Sacred Mat profiliai ir jų panaudojimo schemos pateikiamos stenduose, prekybos vietose ir Sacred reklaminiuose leidiniuose.